Sveiki, čia Mūzos ir visa tai, ką jūs būtinai turite žinoti apie miesto kultūrinį gyvenimą. Šventinės savaitės kulminacijoje kviečiame jūs į arkikatedrą baziliką pasiklausyti nemirtingos Haidno muzikos ir ne tik. Septyni paskutiniai Jėzaus žodžiai – tai lyg tikėjimo kelionė, kuri prasideda atleidimu ir baigiasi visišku susivienijimu su Dievu. Šie žodžiai tarsi testamentas žmonijai, kuris buvo paliktas atminimui ir kartojimui per visus istorijos amžius. Pirmasis žodis. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jėzus buvo tas, kuriame matome viso pasaulio nekaltai kenčiančiuosius. Jis buvo pasmerktas ne už blogą darymą, ar ne už tai, kad kažkam blogą darė nebuvo keršinti, bet buvo pasmerktas dėl to, kad neatitiko tų metų įsivaizdavimą. Dėl to, kad jo meilė, kurią jisai pasiūlė žmonijai, buvo tokia didelė ir plati, kad pranoko žmogaus vaizduotės ribas. Ir tada kilo įtampa, nepasitenkinimas. Jis žino, kad tie, kurie jį kankina, taip pat yra aukos, jie yra kenčiantieji. Todėl jis ištarė tą sakinį, nekovodamas prieš juos, bet už juos, kad jie neprapultų taip pat, nežiūrint, kokios šią valandą jų žiaurios mintys ir piktas žvilgsnis ir baisus veiksmas. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, nes jeigu žinotų, jie tikrai liautųsi tai vykdyti. Nes žmogaus prigimtis sukurta iš esmės gera, tačiau jie yra suklaidinti, jie yra pasimetę, jie patys yra aukos to žiaurumo, kuris atrodo kaip teisingumas. Gana neįprasta šio Haidno kūrinio atsiradimo istorija. 1785 metais kompozitorius gavo Ispanijoje esančios Kadiso katedros kardinolo prašymą parašyti muziką Didžiojo penktadienio bažnytiniai liturgijai. Kompozicijoje turėjo būti 7 neilgos trukmės dalys, atliekamos pakaitomis su priešmirtinius Kristaus priesakus skelbiančio ir aiškinančio vyskupo pamokslu. Muzikos tikslas – sustiprinti kiekvieno iš 7 žodžių emocinį poveikį. Taip atsirado 7 Jozefo Haidno sonatos instrumentiniam ansambliui su įžanga ir pabaiga. Netrukus kompozitorius ciklą pritaikė styginių kvartetui. Buvo išleista kūrinio transkripcija ir fortepijonui, o maždaug po 10 metų pasirodė perdirbinys į oratoriją solistams, chorui ir orkestrui. Veikalas netruko sulaukti pripažinimo, kadangi introdukcijos ir 7 sonatų muzika jaudino nuoširdumu, gilumu, išradingumu ir tragišku patosu. Kompozitoriaus sugebėjimas pačiomis paprasčiausiomis priemonėmis perteikti 7 Kristaus žodžių emocinį turinį, natūraliai širdinga ir tuo pačiu ekspresyvi muzika, kūrinį pavertė nemirtingu ir neprarandančiu populiarumo iki šių dienų. Itin įspūdinga ir dramatiška šio kūrinio kulminacija. Meistriškai kompozitoriaus perteiktas Evangelijoje minimo žemės drebėjimo vaizdas.
Šiandien mūsų dėmesio akiratyje unikalus tapytojas Algirdas Šakalys, pasitinkantis savo jubiliejų. Dailininko kūryba išties originali ir tikrai į nieką nepanaši. Žvelgdama į naujausias menininko drobes, bandau prisiminti, kokiais epitetais dar nebuvo pavadinta tapytojo kūryba. Primityvizmas, siurrealizmas, postsiurrealizmas, dadaizmas, groteskas. Buvo ir paprastesnių – fantastika, eksperimentai ar keista pasaka. Taigi kažkaip originaliai įvardinti šio dailininko stiliaus turbūt nepavyks, bet to ir nereikia. Algirdo Šakalio darbuose galima atrasti ir kubizmo, ir absurdo tapybos bruožų. Jo į jokius rėmus neįspraudžiamas kompozicijas galima traktuoti tiesiog kaip avangardą, juk menininkas taip natūraliai, gal net nesąmoningai sugriauna meno tradicijas, laužo bet kokius stereotipus. Pats parodos autorius savęs netapatina su jokiu meniniu judėjimu ar konkrečiu stiliumi. Jis teigia, tiksliai žinąs tik vieną, kad yra nepagydomas dailės fanatikas. Mėgstu ir ant popieriaus piešti, eskizuoti, reiškia. Ir ne dėl to, kad būtų pareiga, bet kad yra noras toks. Ir čia kai kurie darbai irgi iš popieriaus eskizų paimti ir spalvotai atlikti, kurie man labiau patiko. Kiekvieną kartą bandau, kad kažką tai naują padaryti. Bandau padaryti taip, ko dar iki šiol nepadariau. Ne visada tas pavyksta, bet kartais pavyksta. Kartais beieškant tą naują, žiūri, kad ir darbas mažiau pasisekęs, atidedu į šalį, po kiek laiko pasižiūriu, dadedu kažką ir viskas tvarkoji. Algirdas Šakalys, kaip ir dera tikram kūrėjui, nuolat dega vidumi. Jo nestandartinis matymas, vaizduotės žaismas, net ir paprastą peizažą paverčia dekoratyvia, dažnai metafiziniais vaizdiniais persmelkta mozaika. Jo fantastiniai drobių personažai alsuoja savotišku, dažnai groteskišku romantizmu, o pačios kompozicijos tiesiog sprogsta sodriomis spalvomis. Šiek tiek kintanti, tačiau visuomet itin ekspresyvi spalvų gama susiformavo dar studijų metais, teigia dailininkas, kuriam teko laimė profesinių paslapčių semtis iš lietuviškosios scenografijos tėvo, tapybos grando Liudo Truikio. Kada mokiausi institute, tai buvęs dėstytojas Truikys, jis agituodavo už tai, kad būtų spalvinė įtampa. Jeigu spalvą ryškiau uždedu, tai jis reikalauja dar ryškiau. Jis suteikdavo studentam kūrybinę laisvę, kad ir kaip studentas beatliktų darbą, jis pagal studentą prisitaiko ir dar pataria. Pradžiai jis gyrė, kad tai yra gerai, bet jeigu va čia kažką tai dadėsi, va čia kažką bus dar geriau. Jo tokia buvo metodika dėstymo. Minėdamas solidų jubiliejų, menininkas surengė net 2 parodas skirtingose Kauno galerijose. Viena eksponuojama Antano Žmuidzinavičiaus muziejuje, o ne ką mažesnės apimties ekspoziciją galima pasimėgauti jaukioje Irenos Mikulčiūtės galerijoje. Ši gerai žinoma galerininkė bene geriausiai pažįsta tapytoją Algirdą Šakalį, kadangi jų kūrybinis bendradarbiavimas tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Puikus yra menininkas. Ir be abejo, kaip ir minėjot, labai puikus žmogus, bet taip tai labai įdomus menininkas ir vienas iš tokių įdomiausių menotyrininkas Algis Uždavinys jį įvertino kaip tokį unikumą Kaune ir gal net Lietuvoje. Aš manyčiau, kad tai yra labai drąsus menininkas, o drąsus todėl, kad jis yra nuoširdus ir tikras. Tikras toks, koks yra. Jo apranga, jo paveikslai, jo mąstymo būdas, tai yra vientisas.
Šioje vietoje norėtųsi pacituoti šviesios atminties menotyrininką Algį Uždavinį, kuris menininko situaciją apibūdino išties taikliai. Šis tapytojas gimė iš žemės, išlindo iš požeminių vamzdžių ir pažvelgė į pasaulį naivomis trolio akimis, visur regėdamas su kombainais ir atsuktuvais sukryžmintus biologinius mutantus, tešlagalvius, išminties reiškėjus bei alkoholikus. Tokios šizofrenijos kapitalizmas nupirkti negali, nes nederės prie miegamojo sienų apmušalų. Negali šio meno sukramtyti ir akademinio diskurso žandikauliai, bijos užsikrėsti vištų gripu. Taigi, apsilankę jubiliejinėje tapytojo parodoje, turėsite galimybę susipažinti su vidinė menininko pasaulėjauta, su jo moduliuojama alegorija ir realybė. Kiekviename menininko paveiksle galima atrasti netikėtų formų, simbolių ar prasmių, teigia ir tapytojas Antanas Andziulis. Tada, kada matydavau fragmentiškai vieną arba kitą darbą bendruose Kauno miesto dailininkų parodose, tai išsiskirdavo darbai savo tokiu, kokiu vaikišku, naiviu spontaniškumu, tokiu ir atvirumu. Ir jie tuo spontaniškumu ir atvirumu ir vaikiškumu sukrečiantys. Ir atrodė stipriai primityvūs. Tačiau, šitoje visumoje pasižiūrėjus, tai aš matau, kad tai yra daugybė visokių variacijų, daugybė visokių tokių logiškų ir susikabinusių tarpusavyje durelių ir vartelių į tokį keistą, džiaugsmingą ir paslaptingą pasaulį. Prieš 10 metį jau minėtas menotyrininkas Algis Uždavinys, kėlęs klausimą, kam skirtos Algirdo Šakalio haliucinacijos, priėjo išvados, jog greičiausiai tik jam pačiam ir negausiai revoliucionierių kuopeliai. Tačiau išreiškė viltį, jog galbūt kada nors po 3-4 dešimtmečių šio dailininko darbai bus graibstomi. Trečdalis termino jau praėjo, o situacija ne tik šio, bet ir daugelio kitų menininkų ne ką te pasikeitė. Na, o mes linkime, kad dailininkas sulauktų ne tik jubiliejų skirtų sveikinimų, pagarbą jo triūsui išreiškiančių diplomų, bet ir dienos, kada meno žmogus galės oriai pragyventi tik iš savo kūrybos. Dėkojame už ilgalaikį bendradarbiavimą, už nuoširdumą, jautrumą pasauliui ir žmonėms. Tikrai Algutis visi čia susirinkę puikiai jį pažįsta, yra be galo nuoširdus, jautrus, kultūringas žmogus. Turbūt sutiksit su tokiais įvertinimas. Taip, kad Algį sveikinu, džiaugiuosi, kad šitoj gražioj erdvėje. Toliau mūsų laidoje apie kiną, kas gi naujo didžiuosiuose ekranuose, be abejo žino mūsų ekspertas, kino kritikas Gediminas Jankauskas. Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Šią savaitę turime 2 premjeras. Viena skirta jaunimui, fantastinio veiksmo filmų gerbėjams. Šis filmas vadinasi Eilinis Džo kerštas. Prie šito filmo pavadinimo turėtų būti dar skaičiukas 2, nes tai yra pernai matyto filmo Eilinis Džo tęsinys. Kaip paprastai antrajame filme arba perdirbinyje egzistuoja tos pačios 2 problemos. Siužetas tokiais atvejais paprastai darosi dar banalesnis, o kartais ir pailesnis. Antroji problema – fantastinių specialiųjų efektų, savaime suprantama, kiekviename naujesnėme filme būna žymiai daugiau. Daugiau apie šitą filmą nelabai ką gali pasakyti. Tiems, kuriems patinka tokie filmai kaip Transformeriai arba Eilinis Džo pirmasis filmas, žinoma, liks nenusivylę. Antrasis filmas skirtas paauglėms, visų pirma paauglėms ir jų mamoms, nes tai yra naujojo Stefanijos Mairio romano ekranizacija, filmas vadinasi Sielonešiai. Praėjo tik tai 4 mėnesiai po to, kai viso pasaulio ekranuose, taip pat Lietuvoje, buvo rodomas paskutinis Saulėlydžių sagos kino filmas, kuris buvo pavadintas Brėkštanti aušra ir padalintas į 2 siužetus. Po šito filmo premjeros išsekus visiškai šitai vampyriškai sagai, žurnalistai visame pasaulyje spėliojo, kasgi užims šitą laisvą vietą. Ilgai spėlioti nereikėjo, nes šitą šventą vietą užėmė ta pati Stefanija Maier su savo naujųjų romanu, kuris žinomas ir mūsų skaitytojams. Kai kas jau paskaitė lietuviškai knygą Sielonešiai, dabar ją galima bus pamatyti ekrane. Kaip ir Saulėlydžių sagoje, pagrindinė herojė yra mergina ir kaip ir Saulėlydžių sagoje, naujajame filme mergina irgi atsidūrusi labai komplikuotoje situacijoje. Pirmojo atveju, kaip pamenam, mergina Bella Swan draskė prieštaravimai susiję su 2 skirtingais pasauliais – vilkolakiu ir vampyru. Antrajame filme Sielonešėje yra nemažiau mistinė ir nemažiau komplikuota situacija, kada viename merginos kūne nori taikiai sugyventi 2 skirtingos sielos.
Šį filmą sukūręs režisierius Andrew Nicholas mums yra žinomas kaip fantastinių filmų, tokių kaip Gataka ir Simona autorius. Režisierius yra teisus, sakydamas, kad kiekvieno gero filmo pagrindas turi būti sudarytas visų pirma iš prieštaringo konflikto. Konfliktų, kaip jau supratome, Sielonešėje yra labai nemažai. Įdomu tik tai viena, bet tik laikas atsakys į šitą klausimą. Ar Sielonešė pakartos Saulėlydžio sagos finansinius rodiklius? Tiek informacijos apie naujus filmus šiam kartui, apie dar naujusius filmus pakalbėsime po savaitės. Gerų jums įspūdžių kine. Na, o dabar mes esame Kauno centrinėme knygyne ir pasižiūrėsime, kas naujo leidyklos Tyto Alba knygų lentynoje. Viena įdomiausių ir įsimintiniausių Lietuvos kino ir teatro aktorių, anapilin išėjusi praėjusi rudenį, šiandien pas mus sugrįžta įstabia Birutės Vyšniauskaitės knyga Vienintelė Eugenijos Pleškytės laikas. Mintis įamžinti sudėtingo likimo ir išskirtinio talento aktorės kelią žurnalistė Birutė Vyšniauskaitė kilo 2009-aisiais, rengiant interviu apie Joną Pleškį, Eugenijos brolį, 1961-aisiais pasitraukusį į vakarus. Tai buvo sukurtas filmas, o vėliau atsirado idėja rašyti knygą, nes anot autorės dar daug paslapčių liko už kadro. Į knygą sudėti pačios Eugenijos Pleškytės prisiminimai, dienoraščio fragmentai, jo šeimos narių, kartu su ją dirbusių aktorių Antano Šurnos, Kostos Smorigino, Vytauto Petkevičiaus, Regimanto Adomaičio, Juozo Budraičio, režisierių Algimanto Puipos, Gyčio Lukšo, Rimo Tumino, Eimunto Nekrošiaus, teatrologės Irenos Aleksaitės, kinokritikių Gražinos Arlickaitės ir Izoldos Keidošiūtės ir kitų didžiosios aktorės bičiulių ir amžininkų liudijimai. Knyga gausiai iliustruota ir svarbiausia, jog dovanoja mums retą galimybę dar pabūti su lietuviškojo kino legenda drauge. Na, o dabar Stalino biografijomis išgarsėjusio anglų istoriko Simono Sebago Montefiorės Jeruzalė miesto biografija. Montefiorės darbus jau esame skaitę ir lietuviškai. Šįkart turime naująjį jo romaną, beje puikiai išverstą Laimonto Jonušio. Kodėl Jeruzalė, pasak paties autoriaus, jos istorija kartu ir viso pasaulio istorija. Tai universalus miestas, dviejų tautų sostinė, trijų religijų šventovė. Jeruzalės istorija primena efektingą filmą, kuriame vaidina garsiausios kiekvienos epochos žvaigždės. Todėl Jeruzalės istoriją jis stengiasi papasakoti per pačių įvairiausių jos visuomenės sluoksnių veikėjų ir jų šeimų istoriją. Ko jie ten ieškojo? Greičiausiai išganimo. Žydams Jeruzalė tai vieta, kur Dievas sukūrė Adomą ir kur Abraomui įsakė paaukoti savo sūnų Izaoką. Vieta, kur karaliavo Dovydas ir kur Saliamonas pastatė šventyklą. Musulmonams Jeruzalė tai vieta, iš kurios Mahometas įžengė į dangų, kad pasikalbėtų su pranašais. Viduramžių krikščionims šis miestas buvo pasaulio centras ir žinoma vieta, kurioje Jėzus kentėjo, mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų. Visose trijose monoteistinėse religijose tvirtinama, kad būtent Jeruzalėje prasidės pasaulio pabaiga. Žydai tiki, kad pirmiausiai prisikels palaidotieji Alyvų kalne ir įžengs į Jeruzalę. Suintrigavome? Tuomet būtinai atsiverskite Simono Sebago Montefiorės naująjį romaną. Na, o pabaigai šis tas maginės literatūros gerbėjams, kurios pastaruoju metu pasaulyje tik daugėja. Taigi, amerikiečių autoriaus Patriko Rothfuso romanas Vėjo vardas keliaujančių aktorių sūnaus Kvauto istorija. Jo šeimą ir visą trupę ištinka baisi ir netikėta mirtis. Vienintelis gyvas likęs berniukas apie kruviną žmogžudystę žino tik tiek, kad neganda susijusi su labai senu į užmarštį nugrimzdusiu mitu. Taigi jaunuolio laukia sunkus išbandymai ir begalė nuotykių, kurių liudininkais tapsime ir mes. Tai pasakojimas apie žinių troškimą, magiją, paslaptis, mirtį ir meilę. Beje, jau visai netrukus sulauksime ir antrosios trilogijos dalies Išminčiaus baimė. Taigi, Hario Poterio ir panašių veikėjų gerbėjams artėja išties puikus metas. Šią savaitę minėjome ir Tarptautinę teatro dieną. Net 3 garbingiausi lietuviškos scenos apdovanojimai, auksiniai kryžiai, šiemet
atvažiavo į Kauną, bet ir gimtajame mieste kūrėjams šypsojosi fortūna, kaip įprasta jau 16 kartą miesto rotušėje. Fortūnos statulėlės šiemet įteiktos aktoriams Gabrieliai Aničaitei bei Dainiui Svobonui. Kompetitinga komisija, kurią sudarė teatrologė Elvyra Markevičiūtė, daktarė Rūta Mažeikienė, profesorė daktarė Jurgita Staniškytė, dramaturgas Gediminas Jankus, choreografė Lina Navardauskienė, rašytoja Aldona Ruseckaitė bei muzikologė Jevgenija Žakienė geriausiu 2012 m. spektakliu pripažino Kauno valstybinio lėlių teatro pastatymą Kelionė Saulės link. Inscenizacijos autorius ir režisierius Borisas Konstantinovas. Geriausiu praėjusių metų dramos spektakliu tapo Jono Jurašo režisuota Balta drobulė pagal Antano Škėmos romaną. Jos sceninės adaptacijos autorė Aušra Marija Sluckaitė. Už pagrindinį Antano Garšvos vaidmenį šiame pastatyme statulėlė ir atiteko aktoriui Dainiui Svobonui. Už ilgametes kūrybinės pastangas siekiant nacionalinio teatro statuso ir jo oficialų įgijimą, Fortūnos statulėle pagerbtas ir Egidijaus Stanciko vadovaujamas dabar jau nacionalinis Kauno dramos teatras. Taip pat už nuopelnus teatro menui įteiktos 2 padėkos Fortūnos bei 8 Fortūnos diplomai. Na ir tęsiant teatro tematiką, norime jums padovanoti ypatingą specialią dovaną. Ji išties netradicinė ir dar kartą įrodo, koks kūrybingas gali būti meno žmogus. Taigi, Kauno valstybinio muzikinio teatro primadonos Danutė Dirginčiūtė ir Bernarda Petravičiūtė. Daug pro langą matau žiburių. Visas miestas užsidega naktį. Kad tu čia gyventum tarp jų ten prie tilto, Senamiesčio gatvėje. Ir nurimtų pavargų širdis, ir rauda visam kūne nutiltų, ir eilių nerašyčiau išvis. Jei gyventum šalia, ten prie tilto. Aleksotą naktinį matau, visas šlaitas kalėdų eglutė. O eilėraštis skirtas tik tau. Pasibėgs manim. Dar truputį. Bravo. Tu man esi šviesus kalėdų rytas. O gal rugsėjo obuolių lietus, o gal vaiduoklis laiko iškarpytas, ar potvynis, tu velniškai gražus. Tu man esi pilkasis kardinolas, gyvenimą privertęs grįžt atgal. Tu man žvaigždė, per šviesmetį nutolus, o gal stipri pirmoji meilė, gal. Tu man kvepi, kaip rytmečio griaustinis, kurio pririšt padangiai negali. Tu man esi žmogus, truputį nusiminęs, kad aš beprotė. Noriu būti šalia. Bravo. Štai ir viskas šiandien. Gražių jums švenčių ir malonių kultūrinių potyrių.